SpaceX jau nebėra tik įmonė, kuri paleidžia raketas, palydovus ar Elono Musko svajones apie Marsą. Dabar tai vienas karščiausių vardų Wall Street'e. SpaceX šį mėnesį ką tik pasiekė rekordinį debiutą viešojoje rinkoje ir jau surinko daugiau nei $85 milijardus. Tai paverčia ją viena didžiausių pirminių viešųjų akcijų siūlymo istorijų ir iš karto įtraukė SpaceX į tą pačią diskusiją, kaip ir kai kurias vertingiausias pasaulio technologijų milžines. Bet kodėl investuotojai taip susidomėjo? Na, čia kalbama ne tik apie raketas. Iš tikrųjų, tai apie palydovus. Starlink. Būtent tai kredito agentūros iš tikrųjų laiko pagrindiniu pinigų srauto varikliu. Pranešama, kad Starlink šio mėnesio pradžioje, birželio pradžioje, turėjo 12 milijonų vartotojų ir tai yra apčiuopiamas veiksnys, prie kurio kredito agentūros gali prisikabinti ir jau matyti ankstyvą susidomėjimą. Jau dabar Wall Streetas taip pat duoda savo pritarimą. Vos po kelių dienų po pirminio viešo akcijų siūlymo SpaceX gavo investicinio lygio kredito reitingus iš Moody's, Fitch ir S&P Global. Tai tikrai svarbu. Tai gali sumažinti skolinimosi kainą, kai įmonė finansuoja kitą savo plėtros etapą, nuo žvaigždėlaivių iki dirbtinio intelekto infrastruktūros. Tačiau ne viskas atrodo taip pozityviai. Tai jau dabar yra labai brangu ir susijęs su didelėmis rizikomis. Akcijos smarkiai nukrito nuo rekordinės aukštumos, užsidarė ties maždaug $185, kai aukščiausias taškas buvo $225. Pagrindinės rizikos šiuo metu SpaceX daug investuoja. Kredito agentūros įspėja apie didelius kapitalo poreikius ir neigiamą laisvą pinigų srautą. Ir faktas tas, kad didžioji dalis įmonės ateities iš tikrųjų visiškai priklauso nuo paties Elono Musko. Taigi, investuotojai perka ne tik įmonę, jie perka ir jo viziją. Plačiaja prasme, tai yra daugiau nei tik pirminis viešas akcijų siūlymas. SpaceX bando išsiaiškinti, ar kapitalo rinka yra pasirengusi finansuoti naują kosminių nuotykių erą ir ar kosmosas gali tapti dideliu verslu čia Žemėje.